Sveiki visi, ačiū, kad susirinkote šią lietingą dieną, spalio 21, 2012 sekmadienis. Šiandien susirinkome prie Lietuvos Respublikos ambasados Londone, todėl, kad norime įteikti reikalavimą ambasadoriui Oskarui Jusiui, taip pat įpareigoti jį, kad jis perduotų mūsų reikalavimą Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai, komisijos pirmininkui Zenonui Vaigauskui. Na, mūsų reikalavimas yra štai toks. Atsižvelgiant į masinius rinkėjų balsų pirkimus, į šiurkščius pažeidimus įvairiose rinkimų apygardose, taip pat į partijų stebėtojų padarytus įrašus, kurie byloja, kad perkami rinkėjų balsai buvo būriais, į VRK oficialiame puslapyje paviešintų rezultatų neatitikimus, tokius kaip, pavyzdžiui, Naujamiesčio apygardoje rinkėjų atvykusių balsuoti į ambasadą, balsai buvo priskirti prie iš anksto pažįstų balsavusių rinkėjų. Po spalio 14 dienos rinkimų esame nusivylę balsavimo organizavimu ir paskelbtais rezultatais. Minėtose rinkimuose daugybė akivaizdžių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų. Jų gausa leidžia manyti, kad tauta negali vykdyti aukščiausią suverenią galią, kadangi rinkimai nebuvo demokratiški, kuo pažeidžiama konstitucinė nuostata, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 4 straipsnėje. Nors Seimo rinkimų įstatymas VRK įpareigojo per 7 dienas paskelbti rinkimų rezultatus, kita nuostata sako, jog komisija rinkimų rezultatus nustato po to, kai išnagrinėja visus skundus ir nustato visus rinkimų rezultatus apygardoje, taip pat ir rinkėjų balsavusių užsienio ir laivuose balsus. Taigi, reikalaujame atsižvelgti Lietuvos Respublikos Konstituciją, aukščiau nurodytą įstatymą, atitinkamus jos straipsnius ir ypač paskutinę minėtą nuostatą. Ir išnagrinėti visus skundus sąžiningai, nustatyti asmenis, kurie papirkinėjo rinkėjus, paviešinti juos ir užtikrinti, kad jie atsakys pagal įstatymų nustatytą tvarką. Taip pat atsižvelgti rinkėjų valią ir panaikinti Seimo rinkimų daugiamandatėje bei visose vienmandatėse rinkimų apygardose galiojimą ir įstatymų nustatytą tvarką skelbti pakartotinius Seimo rinkimus. Piketo solidarizuokimės ir ieškokime tiesos pikete prieš nesąžiningus rinkimus dalyviai. Dabar kviečiu visus pasirašyti po šio reikalavimo. Ir žodį perduodu Einarui. Labą vakarą, kurie nepabūgo oro ir atėjo čia įvykdyti savo pilietinę valią ir pasipriešinti tam melui, kuris eina jau metų metais. Ir aš tai progai parašiau tokią kalbą, kuri man atrodo lengviau pasižiūrėti mano mintis ir jeigu jūs pritarsite pačiausiai ovacijomis arba nušvilpsite, irgi gerai. Va. Žodžiu, mėlyčiai vyros lietuviai, džiugu jūs matyti šiandien čia kartu priešais Lietuvos ambasadą Jungtinėje karalystėje. Nepasmerkti joje esančių darbuotojų, jie yra tik tarnautojai, kurie vykdo urminių konservatorių valią. Mes esame čia tam, kad pasmerkti nesąžiningus rinkimus ne tik Lietuvoje, bet ir Lietuvos Respublikos konservatorių urmo valdomose diplomatinėse atstovybėse. Ar galima pripažinti šios rinkimus demokratiniais, jei daugiau nei trečdalis išvykusių iš Lietuvos piliečių neturi teisės išrinkti į Seimą juos tiesiogiai atstovaujančius parlamentarus? Ar galima pripažinti šios rinkimus teisėtais, jei su mūsų balsais elgiamasi kaip su kokia nereikalinga šiukšlė? Ar galima pripažinti šios rinkimus skaidriais, jeigu net pačios balsavimo urmos neskaidrios, jos juodos, jeigu matėte, ne? O jų registravimo, spaudavimo, laikymo bei transportavimo procedūros neleidžia visiškai izoliuoti jas nuo balsų klastojimo galimybės? Nes visuose metruose spraga yra, kada mes nematom jų, tų balsų, kaip jie keliauja. Net patys balsavimo biuleteniai, jeigu pastebėsit, neturi praktiškai jokių šiuolaikinių apsaugos priemonių nuo padirbėjimo. Popierius yra paprastas, vos netoletinis, atsiprašau, kad taip kalbu, bet palyginus su kitais kitom šalim, kur esu matęs, popierius balsavimui prilygtinas piniginiam popieriui, kuris labai sudėtingai yra padirbėjama. Tai aš manau, kad tokiems rinkimams, kokie buvo, mes negalime pritarti. Mes tame tarpe ir dauguma čia surinkusių gyvenančių Londone esame kaip nekaip visgi Lietuvos Respublikos piliečiai esame. Tačiau mums nėra suteikta teisė rinkti kandidatų iš savo rato. Demokratinė visuomenėje taip neturėtų būti.
vienintelė teisinė galimybė pakeisti šitą neteisybę demokratinėje valstybėje yra rinkimai, kurių dėka išrinkti padorų žmonės gali pasukti Lietuvą teisingų kelių. Tačiau ir šitą teisėtą galimybę mums norima apriboti, falsifikuojant rinkimų rezultatus. Praėjusių rinkimų metu konservatoriai divagojosi, kad išeivija yra prioritetinė sritis, o bendradarbiavimą su tautiečiais užsienyje žadėjo, su Šasku būsiu mūsų jo vasalų, pakelėti iki, žadėjo net tą bendradarbiavimą pakelėti iki ministerijos lygio. Po naktinės reformas visiems išeivijoje akibrokštas pasidarė. Konservatorių iniciatyva, neatsižvelgiant į pasaulio lietuvių bendruomenės valią, lūkesčius bei rekomendacijas, buvo priimtas sprendimas panaikinti bene vienintelę tuo metu su išeivija produktyviausiai dirbančią instituciją, tautinių mažumų ir išeivijų departamentą, kuris tiesiogiai leisdavo mums bendruomenininkams bendrauti su Seimo nariais. O kas dabar gavosi? Ogi išeiviai vietoj iki pakilėto iki ministerijos lygmens buvo paskirta, išeivijai buvo paskirta pastumdėlės vieta Urmo koridorių Galiorkoje. Pagal struktūrinę skalę, jeigu pasižiūrėsite, mes esam pačiam gale. Jokių ten ministerijų lygmens mes tikrai jau seniai nėra pasiekę. Ir norėtųsi dar tų pačių paklausti, nusiusim jam video medžiagą, ką dar ruošiatės Tamsta Kubiliau su savo konservatoriais ir švarių rankų politiką iškrėsti tokio, kad mes išeivijoje gyvenantis Lietuvos Respublikos piliečiai būtume visai užčiaupti ir nebeburnotume prieš jūs. Gal jau ruošiat kokį įstatymą, leidžiantį per ilgai išsibuvusiams užsienyje lietuvaičius apimti Lietuvos Respublikos pilietybę? Ir iš esmės, ponas Kubiliau, kuo jūs skiriatės nuo komunistų? Aš manau, tik tai emblema. O dabar, būkim kurmiai kažkiek tai, negalim paskaičiuoti. Per 20 metų po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo neteisybė ir korupcija Lietuvoje privertė per 500 000 piliečių nusivilti Lietuvos valdžia ir pasitraukti iš Lietuvos, taip? O skaičiai rodo konkrečiai, kiek žmonių yra pasitraukę. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, tiksliau departamento, reikia teisingai kirčiuoti, ne? Atsiprašau. Iš Lietuvos emigravo 2011 metais 53 000, 2010 metais 83 000, 2009 metais 34 000, 2008 metais 23 000, 2007 metais 26 000, 2006 27 000, 2005 48 000, 2004 302 000. Aš čia paėmiau skaičius nuo Lietuvos priėmimo į bendriją, ne? Tai įsivaizduokit, kiek mūsų žmonių išvažiavę yra šiai dienai. Ir mums aiškina, kad per mažai žmonių, kad sudaryti apygardą. Nu tai yra nesąmonė didžiausia. Tuo labiau, kad turint menį, kad visi tie žmonės, kurie išvažiavę, didžioji dauguma išvažiavo, apie 45% visų išvažiavusių yra Jungtinėje karalystėje. O 42% visų lietuvių išvažiavusių Jungtinėje karalystėje yra apie Londoną. O, ačiū labai. O kur kalbėti apie tai? Čia tik tai tie, kurie deklaravo. O kiek yra nedeklaravusių dar? Ką aš norėjau pasakyti čia kraupę statistiką? O kad mes privalom nepasiduoti ir reikalauti iš Lietuvos valdžios turėti savo atskirą rinkiminę apygardą, kurioje galėtume demokratiniais pagrindais išsirinkti savo atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą, kurie atstovautų iš tikrųjų, o ne efektyviai mūsų teisėtus interesus. Kito kelio nėra. Išeivijai nėra priimtini pastoviai, primetami tokie kandidatai kaip Irena Degutienė iš Naujamiesčio apygardos, kurie visiškai neatstovauja išeivijos interesus. Pasirodo, kaip jaunas minulis karts nuo karto ir viskas. Aš pats dalyvauju Jungtinės karalystės Lietuvių bendruomenės veikloje jau daugiau negu 8 metai. Ir šiuo klausimu išeivija pastoviai bando rasti dialogą su valdžia. Nekartą buvom pateikę argumentus ir svarius argumentus, kad ta apygarda būtų. Deja, Lietuvos valdžia eilinį kartą prisižadėdama rasti priimtiną abipusį sprendimą, kas kart vis labiau tolsta ir tolsta. Prisimena savo paklydusius balsus išeivijoje tik tai per rinkimus. Man nekartą teko kalbėtis diskusiją su politikais dėl galimybės
ir dėl apygardų išdėstymo užsienyje. Visi kaip susitarę, sako, balsuokit už mane, aš tikrai padėsiu, padarysiu. Kai tik tai prabalsuoja, nei kvapo, nei šūdo. Tai va, o paskui, kai paėmė už gerklės, tai taip sako, mažai už mus balsavo. Tai kaip galima balsuoti, jeigu nėra sudaryta net iš pradžių iš viso balsavimo galimybės normalios? Tiesa, aišku, daug kas ginčiasi dėl to internetinio balsavimo, ne? Aišku, tai yra labai patogus dalykas, bet jeigu jūs tikrai norite išsaugoti demokratiją ir nebūti manipuliuojami skaičiais, kurie, pavyzdžiui, kaip aš, informacinių technologijų inžinierius, galiu drąsiai manipuliuoti skaičiais, nulaužęs tą rinkimų sistemą, nes esmė yra ne tiek programinėje įrangoje, o yra žmoguškasis faktorius. Visą laiką, kas turės galimybę jungtuką turėti, prieiti, visą laiką ieškos galimybės. O tai įsivaizduokit, dabar tai, pavyzdžiui, rinkimai vyksta, kiek stebėtojų, kiek žmonių stebi, taip ir žiūri, ta prasme, kontroliuojančių situacijų žymiai daugiau ir tai vis tiek sugeba kažkas nukreipti, parduoti balsus. O tai įsivaizduokit, kad visi balsai papuls pas vieną kopčiuką ir vienu paspaudimu bus šitas kandidatas, anas, trečias, penktas. Pasakysiu paprastą dalyką, nieko geriau nėra sugalvoję, kaip paprastas yra biuletenis, į dėžutę, idėjai, tik tai tiek, kad aišku galima skaitmenizuoti ten rinkėjų sąrašus, kažkokius tai atspausdinti, ta prasme, kur ten, kur yra viešumas, ne, pavyzdžiui, dažnai lygina bankinę sistemą su rinkiminė sistema, yra du skirtingi dalykai, nepainiokit, bankė, šitą banką žino nuo durų iki durų, kur tu esi, ką tu darai, net kamerų prižiūrė, ta prasme, tave identifikuoja pilnai. Internetiniam balsavime turi būti iš viso garantuotas anonimiškumas. Neįmanoma garantuoti. Neįmanoma anonimiškumą garantuoti. Tai va, baigiant tą temą su rinkimais. Va, aš jau netaug čia beliko, tai dar paskutinės mintis. Pabaigai noriu pasakyti. Tebūnie. Mes vienas kito paskutiniu metu galbūt nematėme, gal vieną kitą ir iš viso nemačiau. Nebendravom nei telefonu, nei susirašinėjom. Ir galbūt pirmą kartą iš viso matom, taip sakom, ne? Bet netame esmė. Svarbiausia, kad aš, taip kaip ir jūs, nesivaikydami populiarumo bei patogesnio gyvenimo, stojau į vieną kelią, va šalia jūsų, į drąsos kelią. Šis kelias yra nelengvas, daugelį atvejų prieštaringas, pilnas neteisybės, neretai atnešantis ir kartelį ir net vedantis kai kada į nusivylimą. Bet visi einantys šiuo keliu, žinodami, kad einame šiuo keliu, ieškodami didžiausios vertybės, tiesos, staigiai suprantame, kad už mūsų pečių yra didžiulė jėga ir jos niekas nenugalės, nes ši jėga yra teisingumas. Vardan jo verta kovoti iki pergalės. Ir aš eisiu šiuo keliu iki pat galo. Ir raginu šiuo keliu eiti kartu, mėly tautiečiai. Ačiū labai. Lietuvos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Jungtinėje karalystėje Oskarui Jusiui, Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje karalystėje Romano Sultonato balsavimo komisijos pirmininkui Ugniui Labučiui. Londonas, 2012 metų spalio 21 diena. Mes protesto solidarizuokimės ir ieškokime tiesos prieš nesąžiningus rinkimus dalyviai. Kreipiamės į jūs su reikalavimu, kad balsavimo tvarka Naujamiesčio vienmandatinėje apygardoje Lietuvos Respublikos ambasadoje antrajame ture atitiktų Lietuvos rinkimų įstatymą. Tai yra, rinkėjai be išankstinės registracijos atvykę balsuoti į ambasadą jiems išduotus biuletenius mestų tiesiai į balsadėžę be išorinio vogo. Tuo būdu išvengiant balsų skaičiavimo dviprasmybės ir galimų rezultatų klastojimo, kai visi rinkėjai prilyginami balsavimusiems paštu. Lietuvos Respublikos įstatymai galioja visiems Lietuvos piliečiams, tame tarpe ir ambasadoriui, ir komisijos pirmininkui. O Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymas numato būtent tai, ko mes prašome šitam reikalavime. Todėl mes ir kreipiamės, kad mes suprantam, kas yra daroma. Mes nesame visiškai nesuvokiantis ir negalintis pasinaudoti savo teisėmis, ar ne taip?
tautiečiai gerbiminiai. Mes tik tai norėtume priminti šitai ambasadai ir kaip ten laputis, kad mes norėtume permatomos balsavimo dėžės. Iš permatomo stiklo, organinio ar ten kokio. Ir tegul nesako, kad tai nėra laiko pagaminti. Aš jiem pagaminsiu per 10 valandų, tegul tik man pasako, kad jie priims mano tą dėžę. Tai va, o šita juoda dėžė, tai čia falsifikacijos priemonė. Tai tiek. Buvo labai daug pažeidimų. Pirmiausia, didžiausias pažeidimas tai buvo, kada pasibaigė visi šitie rinkimai, balsavimai. Pirmiausia, suskaičiuojami visi likučiai, biuletenių likučiai, kurie likę, dar nenuplėšti. Ir tie, kurie nuplėšti, to šaknelės vėlgi nuo numeriuko iki numeriuko, suskaičiuojama po 1, po 2 ir netgi per 3 kartus, ar ne? Tada visas šitas sudedama į voką. Užklijuojama, prieš tai dar kelis kartus užklijuojama, parašomas toks protokolas, pasirašo komisijos nariai, pasirašo stebėtojai ir tik tada tik tai prieinama prie urnos. Tik tada. Pirmiausia visą tai suskaičiuojama. Ir šaknelis, ir vokai turi paskui, tie, kurie balsavo, turi sutapti. Jeigu nesutampa, čia jau kažkas negerai, čia iš tikrųjų pažeidimai buvo didelė. Skaičius sutapti. Taip, turi skaičius sutapti. Ir nežinau, aš tikrai kitą sekmadienį eisiu, būsiu per naktį, žiūrėsiu, stebėsiu ir eisiu, nes aš matau, kokia yra neteisybė ir kaip jie. Aš galbūt suprantu tos žmonės, galbūt jie irgi pirmą kartą, galbūt jie nežino, galbūt, sakykim. Bet vis tiek, jeigu mes stebėtojai sakom, kad reikia taip daryti, o jie ten pakiša kažkokį apyrašą, tai atsiprašau, tai nesąmonė, galų gale rinkimų įstatymas yra aukščiau už bet kokį apyrašą, ar ne? Arba, sakykime, kaip paklausiau pono ambasadoriaus Jusio, čia ne kabina, sakau, čia parodija kabinos, suprantat? Jų kabina tai turi būti, jeigu žmogus slaptai balsuoja, jis turi būti iš tikrųjų kabinoje. O čia yra, nežinau, kažkoks tai savas, ant savus kažkas panašaus į kryžių padėta ir atskirta, ir dar kamera viršui. Tai ponas Jusys pasakė, kad užsienyje kitaip. Tai atsiprašau, išeina taip, kad ten didžioji Lietuva, o mūsų ambasada mažoji Lietuva ir visai kitokie įstatymai galioja. Na, žodžiu, reikia vėl rinktis, reikia balsuoti, reikia aktyviai eiti tą ir daryti. Sakykit visiems savo draugams ir pažįstamėm, kad iš tikrųjų rinkimai tai ne šiaip savo pasivaikščiojimas iki ambasados. Labą vakarą, kas nebuvo su manim. Nepažįstami čia aš Valdemaras. Tas Valdemo, kuris triukšmą kelia YouTube'ai. Aš pats būsiu. Reiškia, filmuoju visur, kur papuola ir viską, ką matau. Tai teko prižiūrėti stebėti tos rinkimus. Ir tiesiog iš pradžių, kadangi aš pats naujokas pirmą kartą ne viską suprantu, nors įstatymas aiškiai kažką sako, o suprast, kaip realiai viskas vyksta, tai viskas kaip pamatai natūrai. Tai teko užfiksuoti tokius dalykus, kurių nesupranti iš karto, o paskui žiūrėdamas tą medžiagą suvoki, kad čia yra kažkas negerai. Pavyzdžiui, įdomus dalykas pastebėtas buvo jau po rinkimų dienos, tai buvo antradienis, kur buvo surinkti apie 470, tai yra 470 laiškų gautų paskutinėmis dienomis. Reiškia, paštas buvo pažymėjęs tas vokus spalio 14 dienos, arba iki jos, reiškia, jo. Ir tie laiškai buvo skaičiuojami po pietę. Maždaug per 4 valandas viskas buvo skaičiuota. Ir įdomiausiai, kad reiškia, pagal įstatymą atplėšus voką, iš jo išimama kortelė rinkėjo, perskaitomas garsiai jo vardas pavardė ir atžymimas sąraše. Tai va, buvo taip daroma, bet į vieną pusę, reiškia, kraunami tie vokai su būtent biuleteniais ir skelbiamas pavardės garsiai, o į kitą pusę stalo tyliai, nesakant nieko. Tai buvo galbūt tenai koks pusšimtis ir daugiau tų laiškų,
Aš jau manau maždaug 20 minučių, kol susivokiau, kad čia kažkas negerai. Reiškia, dešiniai pusėje stalo galbūt buvo likučiai tų balsuotojų iš pagrindinio sąrašo, kurie te buvo tik tai atvesti, reiškia, skrituliukų, kad tikrai užbalsuoti. Bet jų balsai buvo neišnaudoti jų pačių, o galėjo būti panaudoti slaptųjų jėgų. Tai va, reiškia, tik dabar suvokiam, kas gali būti, reiškia, nesmaustomi, gali atvirai. Nors ką tu padarytum, žinodamas tų dalykus, tų niuansų, tos technologijos, kaip jie gražiai viską padaro, atrodo viskas teisėtai, viskas gražu, įrodymų nėra, jokių prieš jos. Bet iš tikrųjų, pažeidimas buvo dideli, kai vadinamas slaptoji patalpa arba ta patalpa, kurioje braukiami biuleteniai kryžiukai, turi būti uždara, nieko nematoma, o čia stalas padarytas į 4 pertvaras ir iš kurios virš tos stalo stebėjimo kamera žiūri, kaip kas braukia. Reiškia, pažiūrėjus maždaug pusvalandį galim sakyti, kokiu procentaliai vyksta koks balsavimas į kurią pusę. Todėl pabaigoje balsavimo galima manipuliuotis balsais, kam reikia daugiau pridėti, kam reikia atimti galbūt tenai. Tai niuansai tokie, kad yra daug dalykų, kurių mes negalim pamatyti stebėtojai būdami. Kadangi dabar šią savaitę vyko jau balsavimas prasidėjo. Ten langė, kur vitrinės siena, vyksta balsavimas nuo 9 iki 1. Reiškia, žmonės ateina, kas negali bet rinkimų dieną dalyvauti. Ir jie įmeta į savo biuletenį. Tai būdavo praeitą savaitę bent 5 žmonės, 7, buvo pabaigoje jau bet 20 žmonių per dieną, reiškia. Bet, reiškia, pusę sumesdavo tenai šimtais, pabaigoje net iki 1000 sumesdavo į tas urnas. Tos 7 urnos prisipildė, paskutiniam dienom 2 dar primetė. Bet 5 tai buvo sumestas per tas darbo dienas. Ir dabar tie vokai ateina jau su rikiuoti iš sekretoriato. Mes tą tarpo nematom, kaip ateina, kaip paštas atneša tuos vokus. Iki urnos, tai yra tikrinimai. Reiškia, sudėtinga kontroliuoti tą balso kelionę nuo paštininko iki urnos. Kadangi tame tarpe yra veikėjų, kurie tos balsus, tos vokus registruoja, žymi datą, kada gauta, reiškia, ir netgi sudėlioja, sunumeruoja pagal abėcėlę tenai. Reiškia, jie viską žino, kaip tai vyksta. Bet iš tikrųjų, kaip ateina balsavimo diena, balsuotojas ateina prie registravimo stalo, gauna balsus ir tiesiai neša juos į urną. Reiškia, čia trumpas kelias nuo stalo su biuleteniais iki urnos, ne? O bet tai sugalvota sistema, kurią, reiškia, jinai niveliuoja tos balsuotojus paštu su balsuotojais biuleteniais tiesiogiai. Dabar visi turi, reiškia, sukišti tos biuleteniais į vokus, kad būtų sudėtingiau atsekti, kokie balsai buvo. Todėl yra daug niuansų, čia tai labai daug taisytinių dalykų, kuriuo mes pastebėjom. Netgi toks dalykas, kad, reiškia, kilo patiems stebėtojams, reiškia, po rinkimų jau buvo 18 valandą pasibaigė rinkimai ir užsidarė, paskutiniai balsavo ambasados darbuotojai. Ir staigiai kažkaip tai išnyko dokumentai nuo stalų ir balsavimo urna iškeliavo už durų. Nebuvo tokio privalomo procedūros, kad turi būti užblokuojama anga, nežies ir suskaičiuojami visi likučiai tų balsų biuletenių ir jie išnenuliuojami, nukerpant dešinį kampą. To nebuvo padaryta ir visi stebėtojai tiesiog nustebę palikom, nes nieko nepaklausė. Visi valdžia išėjo, rinkimų komisija pabėgo, ar tiesiog išėjo papietauti. Po 6 valandų visi išvyko už durų, iš valdiškų
metališkų durų, kurios susidaro aklinai neįeisi jau be specialios kortelės. Nieko paklausti, jie tenai buvo maždaug pusantros 2 valandas, tai tada tik tai išėję pradėjo, čia atėjo ambasadorius ir pradėjo organizuoti tą rinkimų balsų skaičiavimą. Kai pradėjom klausti, tai kur tie visi likučiai, kaip turėtų priklauso. Aš taip ant stalo, ten filmuotai medžiagoje galite rasti, kodėl jis nebuvo nuliuoti. Radau dėžę su šaknelėmis tų biuletenių. Tai viena darbuotoja sako, čia šiukšlės jau meta tokius nešvarius popierius ant jų. Sakau, kokios čia šiukšlės, čia balsų šaknelės, reikia juos suskaičiuoti, kiek gauta buvo biuletenių, kiek sunumeruota, ten viskas kaip blankai, kaip ypatingos finansiniai blankai yra, tokie, su skaičiais, su numeriais. Įdomiausia, kad palaikyta buvo už tie dokumentai už šiukšlės, o kai pradėjome tiesiogiai vienas iš kitos partijos stebėtojas klausė Jono Labučio, o kaip ten su tais naikinimais? Jie prieš tai, kad į Vilnių pasiskambino tenai į centrą savo, ten irgi sakė, kad turi būti sunaikinti tie likučiai. Ir kai Labučio pradėjome reikalauti, aš tenai asmeniškai turėjau su kamerą Jumką reikalauti atsakymą, tai kur, kaip čia bus tada? Tai mes neprivalom, kadangi pagal VRK rejas apyrašą neprivalom to daryti. Ir aš tą apyrašą pasiėmęs, gerai sakau, tokį tą apyrašą pasižiūrėsim. Ten apie 5 lapuose aprašyta maždaug įstatymas aplinkui, bet ne viskas parašyta. Ir paskutinį lapę radau tokią 14 punktą, kuriame rašoma, kad rinkimų biuleteniai turi būti sunaikinti po mėnesio laiko, po rinkimų. Reiškia, jie remiasi to punktu, kad mes surinkysim kada nors po mėnesio. Aš sakau, toks punktas yra apyrašė, numeris 14, kuriame jie remiasi, kad dokumentus naikins tik po mėnesio. Tai, rašyta 14 punktų. Kalba eina apie panaudotus balsavimus. Nu, apie ką parašyta dokumentus, balsavimo dokumentus? Nedetalizuota. Nedetalizuota. Jie galvoja, kad čia mes... Jie ten gudriai. Ir dar vienas momentas, reiškia, rinkimuose, tada tas Labutis prižadėjo, tai mes suskaičiuosim dabar šiandien gautus laiškus ir po to imsimės tų likučių. Tada jau po 2 valandų, 3, jau 9 valandą fiksavau laiko, pradėjo, reiškia, skaičiuoti, kiek yra čia likutė tose knygelėse ir tada nukirpo kampą. Juokingai atrodo. Ir dabar dar kas įdomiai, kad balsuotojų buvo užsiregistravę kažkur tai 4000 aplinkui ta suma. Ir tik tai 5 balsais blankais daugiau buvo pristatyta iš VRK. 5 blankais daugiau negu buvo užsiregistravusi. Čia yra toks niuansas įdomus, kaip čia gali būti. Aš ir Labučio klausiu, ar kaip čia buvo, jeigu daugiau būtų atėję žmonių. Sako, nežinau, čia VRK atsakinga tada. Jis neatsakingas. Čia yra anekdotas, čia to viduje. Pats ambasadorius, tarp kitko, buvo išbrauktas komisijos. Aš niekaip negaliu įkelti YouTube failo to į YouTube. Blokuoja, tiesiog nepraleidžia mano failo, kuriame ambasadorius Oskaras Jusys užsiregistravęs buvo pagrindiniam sąraše ir papildomam sąraše. 2 kartus norėjo balsuoti. Todėl jį išbraukė. Tokie buvo 3 dubleriai. Dar žmonės, reiškia, kažkada iš pradžių užsisakė, užsiregistravo, jie negavo iš pradžių, paskui dar kartą užsiregistravo, kadangi, nežinojo, ateis biuleteniai. Tai jie balsuoti norėjo, teko jiems, reiškia, 2 kartus nusiųsti biuleteniai. Bet vienas jau nuliavo, bet pats ambasadorius norėjo 2 kartus balsuoti. Ir tai, prie visų komisijos narių besišypsančiai, besikrizianantis ten buvo išbrauktas raudonų rašalu.
kadangi VRK pastebėjo dvigubą jo pavardę, įsivaizduojat. Juokingai, neatrodo.